Sveiki, jūs klausotės podcasto Nuo amato prie verslo, kuriame tikima, kad verslas turi būti pajamų, pasiekimų ir pasitenkinimo šaltinis, o ne tik kelti stresą ir deginti laiką. Ir vėl jūsų ausinėse aš, šios laidos autorius ir vedėjas, verslo konsultantas, treneris ir efektyvumo fanatas Nerijus Jasinavičius. Jūs klausotės 83-ojo tinklalaidės epizodo. Sveiki! Tinklalaidės Nuo amato prie verslo klausytojai. Šiandien pasikalbėsime apie labai įdomią temą. Manau, kiekvienas, kas susiduria su vienokios ar kitokios organizacijos valdymu, ar tai būtų atskiro padalinio valdymo, ar visos organizacijos valdymu, laiks nuo laiko pagalvoja apie tai, ką aš darau, ar tai, ką daro mano darbuotojai, yra teisinga. Ir gal tai gali būti geriau ar blogiau ar panašiai. Ir kai mes tik pradedam galvoti, ar tai yra teisinga ar ne, iškyla klausimas, o kaip tą įvertinti, kaip tą pamatuoti. O matavimas yra rodikliai. Tai šiandien kalbuosi su Lina Jankauskienė apie rodiklius. Tikriausiai Lina daugelis geriau žino kaip Lina Lin, nes kai kuriais klientais šnekėmės ir ten sakau, cituoju, va čia Lina Jankauskienė sakė, oi kokie čia Lina, bet sakau, Lina Lin, Lina Lin, tai Lina visi žino, tai Lina daugiau pasipasakos, dabar jau jinai nebe Lina Lin, jau can do, ne? Bet labą dieną, Lina. Tai sveiki visi ir taip pat sveikas Neriu. Taip, tai pradėkime nuo labai įprasto klausimo, kaip įvyko ar kaip susiklostė, kad atsidūrei ten, kur esi. Labai geras klausimas, nes šiemet, kaip tik kitą savaitę bus lygiai 10 metų, kai esu atsidūrusi čia, kur esu. Ir jau net pradedu apie kurios dalykus filosofiškai taip galvoti. Tai 10 metų dirbu su organizacijom, kaip lektorė, kaip konsultantė, ilgą laiką, kaip ir sakai, Lina Lin, su Lyno praktikom. Dabar persivadinam į can do, dėl to, kad plečiasi komanda, turim kitų praktikų ir strateginio valdymo ir procesų valdymo, jau ne tik Lyno. Ir kažkaip dirbdama su organizacijom vis galvoju, kaip čia įdėti tą raumenį tokį vadybinį, kad organizacijos galėtų augti ir stiprėti. O mano pačios kelias į konsultavimo veiklą yra toksai ilgėlesnis, nežinau, kiek yra tekę kitiem girdėti arba tau pačiam Neriu. Tai aš prieš 10 metų, prieš 12 panašiai, vis dar buvau teisininkė ir buvau tokia labai klasikinė teisininkė, griežta ir kiek čia reikia daug ir popierių ir dokumentų ir visko organizacijos aprašyti. Ir tiesą sakant, man asmeniškai tai visai ir patiko ir studijos ir paskui apie 10 metų aš praktikavausi šitoje srityje. Ir galvoju, kad matyta tokia esminė transformacija įvyko tuo metu, kai aš supratau, kad aš dirbau vienoje iš organizacijų, kurių tuo metu labai aktyviai diegėsi Lyno, nuolatinio gerinimo praktikas. Ir aš ten, žodžiu, kaip teisininkė, žarščiau į kairį 10 konsultacijas, kaip čia nieko neįmanoma padaryti ir to neįmanoma yra, nes, žodžiu, teisinės rizikas reikia valdyti. Ir tuo metu, būdama teisininkė ir kokybės vidaus auditorė, aš taip labai aiškiai pajaučiau, kad gali paimti visus įmanomus parašus iš visų kolegų, iš visų darbuotojų ir ten įsivaizduoti, kad padėtas parašas reiškia, kad susipažino ir suprato ir dabar vykdys. Ir iš tikrųjų tai nereiškia. Ir tada kažkaip pamačiau, kad per edukavimą, per mokymus, per įtraukimą galima pasiekti daug geresnių rezultatų ir kažkaip turbūt susidėjo aplinkybės, kad ir ta kokybės vadyba, ir tie teisiniai reikalavimai, ir ta nuolatinio tobulinimo kultūra mane pakreipė į tai, kad nuo jo mokymo pamačiau šitą veiklą ir labai susidomėjau ir norėjau dirbti jau vien tik tai su tuo. Įdomus dalykas, ką aš pastebiu irgi su didesnėm šiek tiek organizacijom, nes mūsų smulkiom, dirbdamas ten, kur yra kažkas, sakykime, teisininkas, vidinis organizacija ir panašiai, kažkodėl procesai, kokybė numetama ant teisininkų. Taip, yra šita. Ir aš vis, man atrodo keista, nes mažiausiai siejasi, sakykime, kokybė net ir procesų valdymas su teise, bet iš kitos pusės, daugelio vadovų supratimu kokybė ir, reiškia, procesai, tai yra kažkokie popieriai. Kas geriausiai dirba su popieriais ir šiaip mažiausiai užimtas įmoniai,
tai teisininkai, tai sumeskim jiem tuos dalykus. Ir kartais tai visiškai nesuveikia, bet kartais tai duoda stebėtino rezultatų, kur tampa nauja karjera. Tai ta organizacija, apie kurią aš pasakoju, tai viską turėjo ir kokybininkus, ir procesistus, čia taip supuolė, gal tik tai, bet šiaip pritariu, kad kitose organizacijose tos atrodo vienintelis raštingas žmogus tarsi turi tapti procesistu ir kur yra labai reali bėda, bent jau aš ką atsimenu iš savo studijų, tai ten apie procesinį valdymą ir apskritai procesų logiką nebuvo visiškai jokios kalbos. Tik papildomose moduliuose ten vieną paskaitėlį iš kažkur galėjai iškrapštyti. Ir aš asmeniškai galvoju, kad iki pat šios dienos, tai ką per renginius irgi sakau, Lietuvoje teisininkai yra paskutiniai pagonys šitoj žemėje. Jiems labai neina procesinis valdymas, jiems labai nepatinka rodikliai, jiems labai nepatinka efektyvinimo praktikos, nes visa pareigybė yra sukonstruota iš visiškai kitos barikadų pusės. Tai gerai, jeigu sutampa, bet dažniausiai tai yra bėda. Ja, bet iš kitos pusės gal dar bėda yra tame apskritai terminologija. Aš atsimenu labai seniai prieš metų 11, gal ne 11, bet gal 12 ar 13, mes ten buvom net atsivežę ekspertus, kurie labai smarkiai patobulino Izraelio teismus. Diegė ir gavo rezultatus, įspūdingus rezultatus ten Izraelio teismuose, ir susitikinėjom su Lietuvos teisėjais, ir bandėm parodyti, kaip reikia pradėti valdyti procesus ir sulaukėm labai didelio pasipriešinimo, tik vėliau aš neformalioje aplinkoje, ten su vienu iš pažįstamų teisėjų, supratau, kalbėdami, kad tai, ką mes vadinam procesistai procesu, yra visiškai kitas dalykas, negu ką teisėjai vadina procesu. Kai mes kalbam apie proceso valdymą, tai teisėjas dažnai išgirsta, kad mes spręsime, kaip jis turi priimti sprendimą. O mes kalbėdami apie procesą, kalbam apie visiškai kitus dalykus. Tai gali būti, kad ir čia yra, kodėl teisininkai priešinasi procesui, nes tas, sakykime, teisėja kuros ar ten bylos nagrinėjimo ar panašiai procesas yra visiškai kiti dalykai, negu šitas, kas yra procesas procesistų požiūriu. Taip, absoliučiai, tas savo kitam kontekste. Ta šitas. Bet vienaip ar kitaip perėjote į verslą, į savo įmonę, konsultuojat, tiek lynas, tiek nelynas, bet daugelį erdvių, viešųjų erdvių tenka matyti tą labai aiškią temą, kurią daug pasisakom, tai yra rodikliai. Ir aš kažkada atsimenu LinkedIn'e iš vieno posto, kur buvo tai pasakyta, kad egzistuoja virš 40 000 rodiklių, kuriuos įmonė gali taikyti. Tai dabar kaip įmoniai apsispręsti apskritai, ar reikia kažką matuoti, apart tų dviejų klausimų, kiek pardavėm ir kur babkės, taip? Ar reikia kažką daugiau matuoti ir kaip atsirinkti tuos rodiklius ir ką su jais daryti. Nes aš labai dažnai matau iš praktikos, kad po apsilankimo vienokios ar kitokiose mokymuose įmonių vadovai metasi iš vieno kraštutinumo, kai nieko nematuoja, į kitą kraštutinumą, kurį aš vadinu matuojam viską, kas juda, o jeigu nejuda, tai pirštu pastumėm ir matuojam. Tai šitas. Tai kaip teisingai, arba kaip teisingiau, pradėti žiūrėti ir įsidieginėti tuos rodiklius, vis tiek šnekėkime apie smulkų ir vidutinį verslą. Aš asmeniškai galvoju, kad nėra tokios ribos organizacijai, nežinau, net jeigu tai yra vienas žmogus, kažkoks verslininkas, freelanceris, kuris jau tą veiklą vykdo kaip profesinę, tai nėra tos ribos, nuo kurios nereikia rodiklių. Aš galvoju, kad kiekvienu atveju, ar tai yra vieno žmogaus įmonė, ar 3 ar 10 rodiklių reikia, reikia. Čia gal tik tai klausimas, kiek ir kokių, kad iš jų būtų naudos. Ir ką aš matau organizacijose, kad dažniausiai tai, ką aš pasakau, prasilenkia. Arba rodiklių yra 0 visai nėra, nežinau, pajamas susiskaičiavo gal geriausiu atveju.
arba tada netitinka organizacijos dydis ir kompleksiškumas tam, kiek rodiklių jiems būtų sveika turėti. Pavyzdžiui, organizacija yra uždirbanti, tarkim, 10 milijonų eurų per metus ir jau ten keliasdešimt žmonių komanda ir jie vis dar turi tik tai tam pajamų ir, pavyzdžiui, sąnaudų rodiklius kažkokius, kuriems jau senai reikėtų jų daugeliau turėti tam, kad galėtų įvairiau pasižiūrėti savo veiklą. Aš galvoju, kad tas pirma turbūt pagrindinė žinutė mūsų šiandienos pokalbio yra suprasti, kad kartu su organizacijos augimu, darbuotojų skaičiumi, veiklos intensyvumu, kompleksiškumu, regionais ir taip toliau, tas poreikis, kiek ir kokių rodiklių būtų naudinga turėti, jisai taip pat proporcingai auga. Ir čia pajausti, iš kurių yra naudos, aš manau, kad yra kiekvieno vadovo ir kompetencija, ir garbės reikalas. Ir nereikia įsivaizduoti, kad tų rodiklių turi būti labai daug. Tarkim, jeigu organizacija yra tikrai maža, smulki, kelių žmonių, gali būti, kad yra 5-7 rodiklių sąrašas, gal iki 10 ir jūs puikiausiai tada laikot pulso ties tomis vietomis, kurios jums yra aktualios. Ir priešingai, jeigu mes kalbam apie kelių tūkstančių žmonių įmonę su daugybė padalinių per visą Lietuvą, gal net Europą, tai atitinkamai ir tų rodiklių galbūt keli šimtai, jeigu nedaugiau, per visą organizaciją pasidaro. Bet tas rodiklių turėjimas, jisai turėtų padėti valdyti, bet pats rodiklių surinkimas, matavimas, tai jau yra reikalaujanti pastangų ir kažkokių netgi galbūt įslaidų veikla ir kyla klausimas, o kas man iš to? Vadovai, kas labai vadovai geras klausimas. Ir jis turi kilti tas klausimas ir turi būti geras atsakymas, kas man iš to. Aišku, rodikliai neduoda garantijos, kad kiekvieną kartą ta investicija atsipirks ir pasiteisins, nes kartais yra tokių rodiklių, kurie pakankamai greit nusidėvi, pavadinkim, ir tiesiog nebetenka tos naudos, ypač jeigu jie apie problemas tam tikras rekonstruojami. Bet jeigu mes pradedam viską taip daryti pakankamai metodiškai, tai labai nemaža tikimybė, kad pirmuosius rodiklius, kad ir smulki vidutinė organizacija pradės konstruoti nuo pagrindinių procesų, nuo pagrindinių rezultatų, jie nebus kažkokios labai smulkios metrikėlės ir tada tie rodikliai parodys tas tinkamas vietas, kur yra galimas gal ir augimas arba plėtra, arba tiesiog tam tikrų sprendimų priėmimas. Nes man tenka susidurti, kai kuriuose įmonėse, aišku, didesnėse, kai yra matuojami dalykai, kur aš klausiu, kam jūs matuojat? Nes vieną galim, o antrą kažkada nusprendėm. Aš tokius rodiklius vadinu temperatūrą Madagaskare. Sakiau, jūs galit matuoti, iš interneto automatizuoti ir nebrangiai kainuos temperatūrą Madagaskare. Galim. Jums kokia nauda? Bet vis tiek reikia žinot. Tai jau kas sako, kad nereikia žinot, kokia temperatūra Madagaskare. Vėlgi, kokios dažniausios, tos didžiausios klaidos su rodikliais, kurias daro vadovai? Aš sakyčiau, kad pagrindinė dažniausia klaida yra nesupratimas, kokia nauda galėtų ateiti iš rodiklių. Ir tada, kai ta nauda tarsi yra visur vienoda galėtų būti, stebėsim, tarsi laikysim čia pulsą, matysim ir žinosim. Tai nebūtinai. Tos naudos jos gali būti visiškai skirtingos. Ir aš gal taip sakyčiau, reikia galvoti tam tikrais stalčiukais. Pirma, jeigu organizacija turi vadovą ir valdybą šitame santykyje, tai, ką nori pamatyti valdyba iš vadovo arba akcininkas, jeigu jis yra įsitraukęs tiek, paprastai yra atskaitomybės dalykai, jie yra paprastai globalesni, tokie strategiškesni. Tai neprivalo būti patys rodikliai, kuriuos vadovas nori su savo vadovo komanda aptarinėti. Ten jau tikėtina, kad jūs labiau galvosit apie tai, kokie yra tikslai, prioritetai, gal net ir problemų rodikliai tam tikri. Ir trečias paketas, kai yra funkcijos vadovas su savo komanda, jiems vėl kitokių rodiklių reikia. Tie rodikliai turi būti smulkesni, labiau apie problematiką, labiau apie proceso kažkokias klaidas arba bėdas, tam, kad mes jaustume, kaip atrodo ta mūsų kasdienybė. Ir matot, poreikiai tai tarsi yra 3 skirtingi valdymo lygmenis, o rodiklius dažnai organizacijos bando copy-paste, tarsi per visur pratraukia tos pačius. Bet tai, kad valdybai neįdomu, ten kažkokia smulki metrika. Arba priešingai, jums gali būti, kad kai kurie finansiniai rodikliai veiklos valdymui nėra tinkami, jums labiau procesinio pobūdžio rodiklių reikia. Tai va taip, čia atsakymas yra, kad rodikliai jie sudaro galimybę generuoti skirtingas naudas.
atskaitomybė, tai tas atsiskaitimas įtraukiant į valdymą, ko valdyba, vadovas labiau nori, geras dalykas. Tai taip pat gali rodyti, kaip mums sekasi siekti prioritetų tikslų labiau per tą 24 galbūt metų perspektyvą. Trečia, rodiklis gali būti būdas laikyti pulsą ant savo funkcijos, ant savo proceso, ant savo komandos, kam kaip sekasi, kur yra silpnos vietos, vėl toks trečias poreikis. Ir pats baisiausias dalykas, tai man kai sako, neriau, kad mes pasižiūrim ir matom, kokia yra situacija. Sakau, tai nežiūrėkit skylę, pražiūrėsit, jūs turit žinoti, kas bus, kai pamatysit žalią reikšmę, reiškia pasiekta įgyvendinta, tai sakau, eina džiaugtis tada arba raudona, reiškia, čia yra ta vieta, kur reikia diskusijos, sprendimo, kažką pasiūlyti, susitarti, įgyvendinti ir žiūrėti, kas gaunasi toliau. Tai vien žiūrėjimas į skaičius, ar tai būtų duomenys ar rodikliai, jisai naudos nebūtinai sugeneruoja. Taip, gal vadovui, valdybai, bet komandose tai nelabai. Skaičiai prieš darbo valdybose patirties galiu irgi pasakyti visada, bet tam tik, kai tu žiūri vienokius ar kitokius skaičius, tai tu po to, remdamasis tais skaičiais, imiesi arba reikalauji iš vadovų, komandos tam tikrų veiksmų. Ir čia aš manau, kad labai svarbu, kad kiekvienas rodiklis turėtų instrukciją, ką daryti, jeigu mes nukrypom nuo to rodiklio, arba jeigu ten tas rodiklis, nes rodiklis vienaip ar kitaip turi skatinti vienokį ar kitokį veiksmą. Bet čia yra praktinė veiksmas nebūtinai yra, veiksmas gali būti, mes nesikišam, nes čia viskas gerai. Tai irgi veiksmas. Ir, sakykime, taip, dar ir apribojimų teorijos kūrėjas Lijagu Goldratas dažnai kartodavo, sakydavo, žinoti, kada nesikišti, yra netgi svarbiau negu žinoti, kada įsikišti vadovui. Taip, tai tie rodikliai turėtų duoti, turėtų su savim turėti instrukciją, kokius veiksmus turi daryti žmonės, pamatė vienokį ar kitokį rodiklį. Bet ir to, tiesą sakant, dar neužtenka, nes čia šalia to, kad vadovai ir organizacijos ne iki galo supranta, kokia nauda gali būti ir kad rodikliai šiaip jau turėtų generuoti ne tik dėmesį, bet ir veiksmus. Dažnai būna dar tokia, priežastis, gal sakyčiau, kad rodiklis neturi siektinos reikšmės. Aš esu mačiusi labai daug organizacijų, kurių strateginis planas yra maždaug tokio lygmens. Šiemet pajamų turėjo daugiau negu pernai. Ir tada nėra konkretaus plano, nei metinio, nei paketvirčių, nei pamėnesiui. Ir tada žiūri už praėjusią mėnesio pardavimus ir sako, ten pardavim už 1 milijoną eurų. Ir tada nėra plano. Neaišku, ar čia gerai ar blogai. 1 milijonas kaip ir gerai skamba. Ir jeigu jūs, sakau, pastrateguotumėt, padėliotumėt, koks yra scenarius geras, vidutinis blogas, jūs galėtumėt tam rodikliui, tam milijonui reikšmę duoti. Ar čia žalia, reiškia viršijom lūkesčius, ar čia yra raudona, nes rinka augo, mes tai kažkur atsiliekam. Ir kadangi tos siektinos reikšmės nėra, kartais dėl įvairių aplinkybių, pavyzdžiui, gal labai netipiniai metai, arba labai sudėtinga kažką prognozuoti, tai tada kartais į rodiklius yra taip žiūrima, o kiek tai čia buvo? Kiek mes čia užsakymų gavom, kiek mes čia eurų surinkom, niekada neužduodat savo klausimą, o čia ar geras ar blogas rezultatas. Ir tada aišku, kad ir tie veiksmai paskui neseka iš paskos. Tai čia tiesiog akcentas, kad siektinų reikšmių reikia prie visų rodiklių. Ne, tai, bet čia yra bėda. Bėda. Tai yra pasakom į siektiną rodiklį ir jo nepasiekiu, tai labai tikėtina, kad kažkas mane apkaltins, kad aš blogai darau savo darbą. Tai geriau aš neprisimsiu tos atsakomybės. Ir mes puikiai suprantam, kad ta bėda nebūtinai reiškia, kad tai yra vadovo klaida, nes metai nestandartiniai ir pasikeitė kažkokios prielaidos. Bet, jeigu tai pasižiūrėt, daugelis vadovų ir akcininkų labai nori to garantijų, kad tikrai bus tokie rezultatai ir po to padaro už tos rodiklius, rezultatinius rodiklius atsakingus žmonės ir po to juos baudžia. Nors rodiklis retai kada parodo, kas yra kaltas. Jis parodo rezultatą, priežastis gali būti įvairios. Tai dėl to žmonės kartais vengia tų labai konkrečių rodiklių. Ir ne tik vengia, kartais bijo, kratos ir net yra labai didelės įtampos organizacijose. Ir čia, žinot, rodiklio technika yra labai labai svarbus dalykas. Man yra tekę dirbti su tokia organizacija, kuri sako,
Lina, jie švaros paslaugas teikia. Sako, Lina, mes turim tokią bėdą, sako, pas mus yra visas pulkas valytojų ir sako, mes turim tokį rodiklį, ten kiek patalpų išvalyta kvadratiniais metrais, nu, sakau, geras, kitas, sako, yra švaros lygis, atsitiktinė tvarka patikrinam, tada duodam tam tikrą kokybės balą, nu irgi, sakau, visai gera logika. Ir matot, rodiklių lygmenys skamba kaip ir teoriškai gerai. Sakau, o tai dėl ko jūs tada pykstatės, nes rodikliai kaip ir galėtų duoti gerą dėmesį geram elgesiui. Sako, tai kad bėda yra tada, kad kai mes surandam, kad valytoja nepakankamai gerai išvalė, tai mes, sako, jai nuo algos 100 eurų nuimam. Sako, o tai paklausėt kažkurioje vietoje, kas čia atsitiko, ko trūko, gal žmogus, nežinau, neturėjo priemonių, pavyzdžiui. Ne, sako, tai mes čia kaip baudą pritaikom. Ir tada kas atsitinka, kad rodiklis techniškai geras, bet tai, ką mes paskui su juo padarom organizacijai, per kaltę, per baudą, per atėmimą, nu viskas sugriauna, visą tą logiką, kurios mes galėtume iš rodiklių tikėtis. Tai jiem rekomendacija buvo darot atvirkščiai. 10 baliai sistemoje, jeigu iki 5, tai jau, žodžiu, pavyzdžiui, gaunat kokybės balą, užsidirbat ir už kiekvieną papildomą balą, tai gal geriau tada priedą duoti. Tai rodiklis kaip ir nesikeičia, bet jo techninis taikymas atveda į tai, kad bent jau didesnė ramybė yra kolektyvė. Tai čia labai yra svarbus laiką ne tik rodiklis geras ar blogas, bet ir ar mes sugebam su juo komandai dirbti. Va, kaip sakai, neieškoti kaltų, ieškoti priežasčių, teikti pasiūlymus, įgyvendinti. Ir kai kurioms organizacijoms tai gali būti labai sudėtinga misija. Na ir kitas labai svarbus klausimas, tai rodiklius dėl kogi organizacija dažnai diegiasi, kad po to prie rodiklio pririšti darbuotojų motivaciją. Nu, kaip ir čia, tavo švaros rodiklis mažas, tai tau nuimsim 10 ar 100 eurų nuo tavo algos. Ir natūralu, tai sukelia labai rimtus nepasitenkinimus iš organizacijos narių ir panašiai. Tai kiek reikia rodiklius rišti su motivacija, pačios nuomonė? Aš nesu skeptikė, kad nerišti visai, bet jeigu rišti, tai ir tada 4 turbūt žvaigždutės. Norint surišti su atlygio sistema, reikia pakankamai neblogai pasidaryti pirmą namų darbus ir su tais rodikliais pagyventi bent kelis, ketvirčius, kelis metus, nesijant su atlygio sistema, nes visų pirma, konstruojant rodiklius, juos dar reikia gerai sudėlioti, surinkti duomenis, pasitikėti, išsitestuoti ir taip toliau, ir tai tiesiog kartais atima šiek tiek laiko. Ir kartu darbuotojai tame tokiame rodiklio valdyme, testavime be santykio su atlygio sistema jaučia, kokios yra galimybės, ką reikia padaryti, kad aš galėčiau tą rodiklį pasiekti, pagal kurį mane vertino, paskui galbūt ir atlygis susijęs. Ir tas pasibandymas yra ne tik organizacijai, kuri konstruoja rodiklių sistemą, bet ir darbuotojams, kurie gauna įrodymų, kad aš gal ir galėsiu čia pasiekti, jeigu bus kažkokios aplinkybės. Ir va tada yra labai svarbi vieta tos aplinkybės. Nes, ką aš matau praktikoje, bet organizacijos yra labai linkusios numetinėti rodiklius darbuotojams, panašiai kaip ateina pardavimų vadovas ir sako ten kokiam pardavimų vadybininkui, jūsų šiemet apyvarta turi būti, 5 milijonai eurų. Ir tada neseka joks tolimesnis pokalbis, ar įmanoma, kokios priemonės, ko reikia, kad mes tą padarytumėt, mes tik tikslą taip numetam ir viskas. Ir tada labai yra svarbu, kad darbuotojai suprastų, o tai kur aš galiu eiti tada, kai aš matau, kad taip nesigauna. Kaip ir tos vargšės valytos. O jeigu aš, pavyzdžiui, darbo priemonių neturiu, jeigu man grafiko nedavė, aš nesuspėjau tiesiog laiku ateiti, ar ne, tai kaip ir ne mano kaltė, o pasiekmių aš tai negaliu sukurti tokių, kaip organizacija iš manęs tikisi. Ir tada yra bėda, jeigu šitoje vietoje nėra to komunikacijos kanalo, kur pasakyti, ko trūksta, kaip aš siūlau, kaip aš įsivaizduoju. Čia net nekalbu apie tą tikslo susitarimo sesiją, strateginį planavimą, bet visą tą operatyvinį darbą. Ir priešingai, rodiklis yra linkęs daug geriau veikti, jeigu mes pasakom, kartą per savaitę pasižiūrėsim kartu, tu galėsi pasakyti, ko trūksta, pasiūlyti, ką galim padaryti. Aš kaip vadovas irgi esu čia, girdžiu, ką tu sakai. Tai tada tas pats rodiklis daug geriau veikia. Bet aišku, vadovas turi ne tik tą pažadą duoti, bet realiai ir susitikti, ir klausyti, ir išgirdęs kažką toliau daryti. Bet aš ką prieš tai ir sakiau, kad labai yra svarbu, kaip mes sugebam su to rodikliu dirbti. Tai tie namų darbai yra ištestuoti rodiklį, susikurti tą tarsi rodiklio valdymo praktiką, kur yra kažkoks dar būdas spręsti problemas galbūt su vadovu. Trečia, labai yra svarbu, ar tas rodiklis
kokia dalim yra priklausomas nuo darbuotojo. Nes jeigu mes turim tą aplinkybę, kad, pavyzdžiui, valytoja ir darbo kokybė didelė dalim priklauso nuo jos, nes gal ten, nežinau, nėra daugiau žmonių ir nėra aprūpinta darbo priemonėm, tai, nežinau, didžiąją dalim ir yra jos darbo rezultatas. Tada toks rodiklis geriau tam darbuotojui tinka ryšium su atlygio sistema. Bet kas atsitinka, jeigu mes taip truputėlį atsitrauktume, organizacijoje yra labai daug rodiklių, kuriuos yra beveik neįmanoma suvesti va taip į konkretaus žmogaus rezultatą. Ir mano mėgstamas pavyzdys yra darbuotojų kaitos rodiklis. Jį nesuvesti taip paprastai vien į darbinimo specialistus, vien į personalo vadovą, nes dažniausiai darbuotojų kaita yra pasiekmė kelių dalykų, kaip elgesi tiesioginis vadovas, ar yra bendradarbiaujanti komanda, ar apskritai jam patinka dirbti su ta rinka, su tais klientais ir taip toliau. Ir mes tada, jeigu visą tą rodiklį atiduodam su atlygio sistema vien listui, tai kas tada atsitinka, kyla vidinė frustracija, kad neteisingas rodiklis, ne mane tarsi matuoja, bet šiaip rodiklis techniškai tai yra geras. Tai vat tais atvejais reikia taip suprasti, kad mes rodikliuose dalyvaujam arba kaip vykdytojai, kai nuo manęs labai didelė apimtim priklauso, ar jis bus pasiektas, arba kaip šeimininkai, nes organizuoju procesą ir gal tiesiog skaičiuoju tą rodiklį ir teikiu pasiūlymus, ką mes galim daryti šitoje vietoje. Ir tada gali būti, kad konstruojant darbuotojo rodiklius, mes norėsim, kad, tarkim, personalo specialistas turėtų įvairių rodiklių. Dalį globalesnių, kur šeimininkauja, kaip darbuotojų kaita, ir kitus galbūt tuos, kur yra labiau vykdytojo teisėmis, dėl to, kad tada indėlis į to rodiklio pasiekimą yra didesnis. Tai šitą vietą irgi sakyčiau, kad organizacijos labai dažnai pražiūri ir neskiria rodiklio vykdytojo nuo rodiklio savininko arba rodiklio šeimininko ir tada gali būti, kad mes sukuriam tokią atseit motyvacinę sistemą, atlygio sistemą su rodikliais, kuri nemotyvuoja, o duoda kaip tik priešingą efektą. Mes iškreipiam elgesį, nukreipiam nuo to, ko mums reikia arba galbūt nesusipykstam su komanda. Jo, tai kalbant apie tuos rodiklius, ypač motyvacinius rodiklius, tas pavojus, apie kurį N kartų yra kalbėjęs ir viena iš mėgstamiausių frazių yra Eliahu Goldrato, ten jo dukra sakydavo, man atrodo, net knygoje pasirinkimas ten yra, kur viskas apie jų dviejų pokalbius parašyta, kad jeigu kiekvieną kartą išgirdus tą frazę man duotų po $5 ar eurus, tai jau labai daug pinigų turėčiau, tai ta frazė pasakyk, kaip mane matuosi ir aš pasakysiu, kaip aš elgsiuosi. Ypač jeigu dar tas matavimas labai smarkiai susijęs su motyvacija. Tai va irgi, kai privirišam žmonių motyvaciją, nežinau, čia mano patirtis, kad tada žmogui nesvarbu, arba tampa netaip svarbu užtikrinti teisingą proceso laikymasi, jam svarbu padaryti tą rodiklį. Ir jis tą rodiklį kartais padaro, sugriaudamas mūsų procesus, ar ten dar kažką, arba nuslėpdamas, kad jis nesilaikė proceso ir mes neturime informacijos, kad mūsų procesas ne visai veikia ir jį reikia tobulinti. Nes mes sufokusavom žmogaus dėmesį į rodiklį ir jis tą padaro bet kokią kainą. Tai vėlgi, tas, man atrodo, aš dabar neatsimenu, ar tik tai ne Intelio vadovas yra pasakęs, gal ir ne, kad kai tik tai rodiklis tampa pririštas prie motyvacijos, jis nustoja būti gerų rodiklių. Tai šitas, bet nes labai retai, kada, aš pilnai pritariu, retai, kada žmogus veikia visiškai nepriklausomai ir jisai valdo visą procesą. Dažniausiai yra proceso dalis, o mes jį baudžiam už viso proceso blogą rodiklį. Bet čia labai teisingai, reikia atkabinti tą labai asmeninę sąsają su rodikliu. Man asmeniškai labai patinka, kai rodikliai nėra motyvacinės sistemos dalis, bet tai yra komandos valdymo dalis, proceso valdymo dalis. Ką turiu omenyje, kad yra, pavyzdžiui, savaitinis susitikimas su komanda, jūs kartu pasižiūrit, nežinau, pavyzdžiui, 10 rodiklių, aptarėt kiekvieną, kur raudonas, pasiūlot veiksmą, bet tai nėra, net jeigu tai tą rodiklį komentuoja kažkoks konkretus žmogus, pavyzdžiui, aš Lina Jankauskenė, tai nėra mano asmeninis rodiklis ir tai nėra mano motyvacinės dalis. Ir tada kai kurios organizacijos sako, bet Lina, nieko nebus, ypač viešas sektorius, kurios labai pripratusios prie kintamos atlygio dalies, sako, bet jeigu nebus kintamas atlygio dalis, nieks nieko nedarys dėl to rodiklį. Sakau, tai ką darys? Yra daugybė komercinių organizacijų, kuriuose taip rodikliai ir veikia, kad mes juos turim tiesiog kaip pokalbio su komanda formatą, savaitinį ar mėnesio susitikimą,
Ir visi komentuoja už savo sritį tuos rodiklius, bet nėra to ypatingo spaudimo, kad dabar tu ar kaltas, ar ten užsidirbsi, arba neužsidirbsi, ir stebuklas tada rodikliai daug geriau veikia. Tai aš nesu skeptikė, galima susijęti su atlygio sistema, bet kad labai daug kabliukų dar reikia žinoti tam, kad tai normaliai gerai veiktų. Ne, tai viena iš priežasčių, dėl ko vadovai mėgsta permesti, tą uždėti rodiklį ir pririšti motivaciją prie rodiklio, tai todėl, kad daroma prielaida, kad tas žmogus pats save valdys. Tai tu nusiemi valdymo atsakomybę, tu paleidi tam tikrą autopilotą. Ir jeigu, ypač vidurinės grandies vadovo kvalifikacija, kaip vadovo kvalifikacija nėra stipri, tai tokie lokalūs rodikliai iš tikrųjų, ar ten valdymo, ar delegavimas, turi tam tikrą prasme. Bet tada mes atsisakom valdymą. Mes turime daug pusiau savarankiškai veikiančių žmonių ar padalinių organizacijai, kurie pradeda grot pagal savo kiekvienas natas ir mūsų orkestras išsiderina. Tai čia yra tas dalykas, bent jau iš mano patirties tas pavojus. Aišku, kalbant apie tą kintamą dalį ir rodiklius, tai, nežinau, mano požiūriu, kai mes jau dirbam su įmonėm, ypač kalbant apie pardavimų procesą, pardavimus, tai tengi labai įprasta yra, kad pardavėjai turi labai reikšmingą kintamą dalį. Ir ten tos rodiklius, ten apyvartas, užsakymus ir taip toliau. Tai, kur kaip įvedinėjai tą procesą, kaip mes vadinam pardavimų fabriką, kai statai, tai pardavėjus pastatyti ant fiksuotų atlyginimų. Ir čia iš tikrųjų yra didelė revoliucija, daugeliu žmonių nesuprantama, kaip, nes čiagi pardavėjas tada bus nemotyvuotas ir panašiai, bet, kaip aš sakau, jūsų buhalterė gauna nuo sąskaitų kiekio, ne? Ar kai jinai nemotyvuota? Kaip ir, motyvuota, gerai atlieka darbą, tai tie dalykai irgi yra. Tai čia, aišku, yra iššūkiai, nes tiesiog kartais yra nusistovėjusios tradicijos, kurias labai, labai sunku pakeisti. Ir žmogaus yra vienas iš labiausiai matyti inertiškų, psichologiškai inertiškų gyvųjų sutvėrimų, kuris labai sunkiai keičia tuos savo įpročius. Ir tada, kai tu ateini ir sakai, ne, dabar reikia daryti kitaip, tai nėra taip paprasta. Jo labiau, kad jeigu žmonės nusistatė tokius rodiklius, vadinasi, jų ta kompetencija yra tokio lygio. Jeigu mes sakom, žiūrėkit, tau reikia dabar nebe dėti atsakomybę darbuotojui už tą rodiklį, o pačiam dalyvauti rodiklio gerinime, reiškia, tu kaip vadovas turi keistis. O kaip žmonės mėgsta pokyčius, mes jau tą žinom. Čia yra gera vieta, iš tikrųjų praktikoje yra problemų. Nes vadovai labai mėgsta išdalinti rodiklius komandai ir tarsi savo nepasilieko nieko. Ir aš sakau, ne. Tai viskas, ką išdalinote ir jūsų, ir komandos, sakau, tai aš kaip vadovas ten turiu ir pardavimus, ir kažkokias kitas funkcijas. Nesakau, ne funkcijas jūs perina, bet jūs valdymą tos funkcijos turite, dėl to rodiklį vis tiek ir pas jūs tiksluose taip pat yra. Tai kai kuriem vadovom šitoje tai yra nesuvokiamo dydžio. Bet taip ir yra, kad skirtinga tada rolė, kažkas vykdo, kažkas vadovauja. Ja, ir kaip tu, rodikliai kaip vairavime, tu turi skydelius, visokius ir tu vis tiek gal į kai kurios rodiklius per daug nežiūri, bet tam tikrais momentais, jeigu užsidegė, taip sakant, benzino kolonėlės lemputė, tai turi imtis tam tikrų korekcinių veiksmų kaip vadovas, nes jeigu nesiimsi veiksmo, gali sustoti. Ir niekas kitas už tai neatsakingas. Kiek, sakykime taip, užtrunka laiko įmonėj, gal neišsigrynint, bet pereiti prie, sakykime, tokios, jau rimtesnio arba labiau jau profesionalesnio valdymo per rodiklius. Jeigu anksčiau, kaip ten, ypač smulkiam versle, yra vienas rodiklis, kurį įmonė stebi visada, vadovas stebi visada, tai kiek pinigų sąskaitoj.
pagal tai priema visus sprendimus, reiškia, tai nuo tokio valdymo iki, kai jau tai yra, sakykime, galima sakyti, kad jie jau žiūri, valdo per tam tikrus rodiklius. Visada galima pagerinti, bet jau iš pačios patirties. Aš sakyčiau, kad poros metų, bet ne dėl to, kad jūs porą metų bandot išsifiltruoti iš tų 40 000 rodiklių, kurie jums tinka, bet tam, kad nusistovėtų įpročiai. Ir tuoj pasakysiu, ką čia turiu omeny. Ir šitą orientyrą duočiau tais atvejais, kai mes kalbam ne apie kažkokią mikroorganizaciją, ten nežinau, keli žmonės yra ir ten tų rodiklių vienas kitas, ir ne apie pakankamai didelę organizaciją, kuri galbūt jau yra vėluojanti su savo rodikliais. Bet jeigu mes kalbam, kad jau yra paaugus organizacija, kad yra kažkokie elementai procesinio valdymo, jau skyriai su tokiom aiškiom funkcijom matyti yra atsiradusiam. Ir jau nebeužtenka vien finansinių rodiklių, mes dažniausiai tada norim ko? Pasižiūrėti tos nefinansinius rodiklius, procesų dažniausiai rodiklius, funkcijų tam tikrus rodiklius. Tai šitoje vietoje aš sakyčiau, kad algoritmas galėtų būti toksai, paprastai tuo pačiu metu organizacijos sprendžia kelis klausimus, paaugusios. Jom pradeda reikėti procesus, funkcijas tarsi norisi matuoti ir strateginio planavimo nebeužtenka tokio, koks anksčiau buvo ir dar stebuklas, dažniausiai ir vadovo kompetencijų nebeužtenka tokių, kokių buvo ir dažniausiai dar ir direktorius turi pasikeisti dėl šitų dalykų. Tai tas augimas kažkuriame etape nešasi daug klausimų, kuriuos reikia išsispręsti ir aš dėl to labai skatinu organizaciją, sakau, jūs pradėkite nuo anksčiau truputėlį galvoti apie rodiklius, nes tada šitame transformacijoje, tokiai paauglystės augimo, jums nereikės tiek daug dalykų keisti pas save veikloje. Tai tada, ką mes dažniausiai darom? Aš asmeniškai mėgstu ateiti strateginio planavimo sesiją, nes vienas iš kriterijų, pagal kuriuos atsirinkti tos 40 000 rodiklių, kas tinka mum, tai nuo to, o tai ką mes strategiškai kaip save matom. Ir priklausomai nuo to, kokias kryptis jūs pasiimsit, nežinau, gal, pavyzdžiui, toliau augimas, tada kokio masto tos augimas, o gal kaip tik stabilizuojatės, o gal jūs einat į naujus produktus, į kažkokį konkurencingumą, o gal į naujas rinkas, o gal kuriat kažkokius naujus techninius sprendimus. Tada ta jūsų strateginė kryptis ir duoda orientaciją, kokį filtrą rodikliam užsistatyti. Ir jeigu tai yra augimas, tada mes ieškom, kokie rodikliai geriausiai tą atspindi. Jeigu stiprinat orientaciją į klientą, kliento patirtį, gal tada mes šitus rodiklius labiau renkamės. Ir tai nėra rodikliai vien tik tai strateginį planą, ką įsirašyti, bet mesgi po to einam tolyn į funkcijas, į padalinius, jie savo turi tikslus išsikelti rodiklius, vėl su to pačiu filtru. Į darbuotojus gali būti, kad jūs norėsite ateiti. Bet pakankamai yra imlu laikui pirmuosius kartus pasidaryti šitus pratimus per visą organizaciją, nuo organizacijos iki padalinio iki darbuotojo. Aš asmeniškai visai rekomenduoju skelti ir per 2 metus mokytis šitų dalykų. Iš pradžių įmonės lygmenį strategiją su rodikliais, gal tada tik kitais metais jau pradėti ieškoti darbuotojų tikslų ir rodiklių. Ir tada antra eina rodiklių sistema, nebūtinai iš strategijos ir iš tikslų, bet tokia operatyvinių rodiklių sistema. Tai koks čia galėtų būti skirtumas? Kad mes tikslus padaliniui dažniausiai konstruojam iš organizacijos strateginių tikslų ir dažniausiai tai būna rezultato rodikliai. Bet kažkokie apibriežti ilgesnio laikotarpio ar ten kažkiek naujų pardavimų galbūt turėti ir kažkiek produktų sukurti. O progresinio pobūdžio rodikliai, tie operatyviniai, jie dažniausiai yra smulkus. Tai jeigu kažkam yra tekę girdėti, kad organizacijos kasdienius susitikimus su rodikliais turi, tai va ten ir yra tokie smulkus trumpo laikotarpio operatyviniai signalai. Yra organizacijų, kurios kartą per savaitę savo rodiklius pasižiūri. Ir tarptų smulkesnių rodiklių, tai dažnai yra tie vadinamieji vedantis rodikliai, signaliniai rodikliai, priežastiniai, kurie tiesiog matuoja tam tikrus žingsnius, kuriais mes sugebam sukurti savo rezultatą. Tai pats paprasčiausias pavyzdys, ko gero, yra toksai pardavimų komanda rezultatas. Tikėtina yra pajamos, apyvarta, nelygų kaip sudėliota yra finansinių rodiklių sistema, o progreso rodikliai dažniausiai yra primityvus. Kiek išsiuntėm pasiūlymų, būna kas matuoja, kiek skambučių padarėm, čia toks nelabai man šitas rodiklis, bet yra kas matuoja. Tai reiškia, jie patys savaime dar nėra rezultatas, bet jeigu mes šitus žingsnių rodiklius įgyvendinam, jau mes tada turim tikimybę, kad ir pasieksim tuos norimus rezultatus. Tai vėl tada yra imlu laikui pajausti, kuriuose žingsniuose mes tos tarpinius tokius rezultatus kuriam ir ką čia matuoti. Ir kadangi taip nėra su rodikliais, kad susidėliojam idealų Excel, idealią lentą, nuo šiol darysim jau idealius susitikimus su komanda. Taip nebūna. Pradedam nuo 5 rodiklių, tada dar 3 įdedam, tada kažkas atkrito. Bet aš dėl to ir sakau, kad panašiai 2-3 metų reikia tam, kad išsigrynintų, jau išsitestuotų tie rodikliai, tiek tikslų, tiek padalinio rezultatų, tiek galbūt ir progresiniai.
ir mes jau turėtume tokį pakankamai stabilų variantą. Vis tiek rodikliai keičiasi nuolat, taip yra gerai, taip turi būti, bet tas pirminis paketas jam tiesiog reikia laiko nusistovėti. Arba turi išlysti tas neigiamas elgesys, apie kurį ką tik su Nerijum kalbėjom, kad jeigu mes labai užspaudžiam, nežinau, tarkim, vieną rodiklį, pavyzdžiui, pardavimų apimčių, pajamų rodiklį, gali būti, kad nukenčia kiti klientų pasitenkinimo arba pelningumo arba kiti, bet mums tiesiog reikia laiko, kad pasireikštų tos neigiamos pasiekmes, kurias mes galėjom sukelti su tuo rodikliu. Ir vėl tam reikia laiko, dėl to tie keliari metai. Na, o kalbant apie vėlgi tos rodiklius dėgymas, ar gali būti per daug rodiklių? O, taip, būna. Bet aš per daug rodiklių vadinu happy problem, laiminga problema. Tai reiškia, kad jau mes tiek daug visko supratom, prisikūrėm, kad atėjome tą perteklių, bet perteklius nėra gerai, čia tiek yra bėda, tik tai mums tada reikia nukratyti, atšviežinti rodiklius. Ir kas mane šiek tiek stebina, kai kartais organizacijos su rodiklių paketu, kuris, nežinau, ne iki galo veikia, ne iki galo pasitenkinęs yra pateisinęs, pragyveno dar kokius 3-4 metus, aš kai sakau, keiskit, tai o kaip jūs galvojat, nuo ko čia priklauso? Ne, sako, čia valdyba patvirtino, mes turime juos žiūrėti. Sakau, neturite, neveikia, patestavo, susiderino, išėmėt viskas. Tai organizacija pati savo nusistato rodiklius, gal ne tiek siektinas reikšmes, bet pačius rodiklius. Ir kai jie atgyveno arba nebetinka, tai natūralu yra spręsti jų likimo klausimą. Tai rodikliai turi būti gyvybingi, aš čia tą bandau pasakyti. Nu ką, aš jau matau, kad po truputį mūsų laikas eina į pabaigą, tai visada aš užduodu ir tą klausimą, o kokią vieną mintį norėtumėt, kad klausytojai išsineštų iš šios dienos mūsų pokalbio? O pačią svarbiausią tą mintį. Mano toks mintis palinkėjimas būtų toksai, kad jeigu jūs žiūrite rodiklius ir jums yra toks jausmas nuojauta, kad kažkas su jais yra negerai, tai, žinokit, pasitikėkit nuojautą. Labai didelė tikimybė, kad taip ir yra. Ir jūs dar nežinot, kodėl kažkas yra negerai, bet metodiškai galima tada išnarstyti ir pasižiūrėti, kas ten atsitiko. Ar ne tos reikšmės, ar ne tos rodiklis, ar ne tie žmonės, ar kažkokių papildomai rodiklių trūksta. Tai bet per šitą jausmą mes ir galime ateiti gerą kokybišką rodiklių sistemą. Ir jeigu mes jį užslapinam arba ignoruojam, tada ir kyla įvairių dilemų, apie kurias mes šiandien pokalbį ir kalbėjom, kai tarsi rodikliai yra gal ir metodiški, bet kad ta nauda niekaip neteina, kurios mes norėtume. Nu ir kur klausytojai galėtų surasti Liną, jeigu norėtų daugiau pasigilinti, pasižiūrėti, nes žinau, ir Lina turi podcastą, gal labiau ne pod, o videokastą, nes ten yra video ir kur daugiau informacijos apie rodiklius, apie Liną, apie Can-Do galima surasti. Tai labai geras klausimas visur. LinkedInas, mano asmeninė Linos Jankauskienės paskyra ir Can-Do paskyra, taip pat Facebookas, taip pat Instagramas, YouTube ir Spotify'os platformos yra mūsų pokalbiai, ir apie rodiklius turėsim artimo metu pokalbių. Tai tikrai labai kviečiu, paklausykit ir susijungiam ir atsiųskit kokį klausimą, tada labai įdomu jausti, kas vyksta rinkoje, tai galim ir pabendrauti. Jo, tai aišku, kaip visada, į visus šitos šaltinius, ten į LinkedIn, į Can-Do paskyras bus nuorodos ir aprašyme pačio epizodo. Nu, o dėkui, Lina, tikrai už tokį įdomų pokalbį apie rodiklius, apie tas įžvalgas ir patirtį. Aš manau, daugeliui įmonių vadovų ir savininkų tai yra aktualu, nes su rodikliais iš esmės susidurima kasdien ir turi būti susidurima kasdien ir turi būti dirbama, kaip ir pas prekybininkus su produktais. Tu kažkokius produktus išimi, kažkokius naujus pristatai, kažkas yra pas tave ilgai gyvena. Tai rodikliai kažką įsidėgi ir tai yra strateginiai ilgai naudojami rodikliai, yra kai kurie trumpalaikiai problemų sprendimų ir čia tas darbas su rodikliais kaip darbas su asortimentu. Dar kartą dėkui ir dėkui klausytojams ir iki kitų susigirdėjimų. Viso. Dėkoju, kad klausėtės. Ir nepamirškite užsiprenumeruoti šį podcastą, kad visuomet gautumėte informaciją apie naujausias laidas. Taip pat būsiu labai dėkingas, jei įvertinsite šį podcastą palikdami atsiliepimą savo įprastoje podcastų platformoje. O jei pažįstate kažką, kam jūsų nuomonė šis podcastas būtų naudingas, būtinai pasidalinkite. Iki!